Na, atidarau savo nuostabų siuntinį, kurį ką tik tai gavau iš Amerikos, atėjo per Europą. Pažiūrėsim, kas jame yra. Tatam, tatam. Taip, kompanija For Life atsiuntė man produktus, užsakytus mano produktus. Tuojaus mes pasižiūrėsim, ką aš čia atsisiunčiau. Ir taip, produktai mano imunitetui atstatyti, palaikyti ir sustiprinti. Taigi pasižiūrim. Aha. Pirmiausia, kodėl reikia transfer faktorių? Ogi todėl, kad mes savo imunitetą turime taip puoselėti, kad jisai susitvarkytų su bet kokia pašalinė įsibrovėlių programa, kurią, aišku, virusas tai yra programa, reikia ją atpažinti, sunaikinti. Bakterija tai yra įsibrovėliai, grybelis yra įsibrovėliai. Vienu žodžiu, imunitetas šiandien nedirba taip, kaip turėtų dirbti, kaip gamtos buvo sumanyta. Ir to priežastis mes nesam gavę su pirmaisiais motinos pienos lašais, su krekenom, su to priešpeniu. Mes nesam gavę mamos įgyto imuniteto. Įgimtą mes turim. Tas įgimtas imunitetas gali būti jisai silpnas. Todėl, kad kai silpna mama su dar silpnesniu tėčiu sukuria naują gyvybę ir ta gyvybė gauna tai, ką paveldėja iš savo tėvų. Bet mama papildomai dar pati gyvendama savo gyvenimą įgyja tam tikrą imunitetą susidurdama su įvairiais virusais, bakterijom, aišku, ir su skiepais dargi susidurdama. Ir mes gyvename tokiam įdomiam laikotarpyje, kai žmogus praktiškai paliktas pats savo, kai medicina lyg ir yra ir jinai labai įsivyščiusi, bet jinai daro tai, ką reikia jai daryti, kur jinai toliau vystosi, o visiškai nebekreipia dėmesio į žmogų. Tas kūdikis, mažuliukas, vietoj to, kad duotų mamai žindyti, kad mama atiduotų savo įgytą imunitetą su pirmais krekenų lašais savo kūdikiui, ne, greičiau tą kūdikį atims ir maitins dirbtinai, trečioj paroj pradės skiepyti ir tokiu būdu laužo mūsų imuninę sistemą. Šiuolaikinė medicina, kuri atrodo turėtų daryti viską, kad žmogui būtų gerai. Tai kompanija For Life, kodėl šita kompanija? Aš pati 20 metų jau esu šitoj sistemoj maisto papildų rinkoje. Ir pati esu nutriciologė, sveikatos konsultantė. Ir perėjus daugybę kompanijų, išbandžiusi tokius produktus, kur atrodytų, kam jų reikia, kodėl aš taip darau, kodėl aš einu, kodėl aš viską bandau. Bet aš visą tai darau todėl, kad matyt man kažko tai dar vis trūksta, dar aš negaunu. Nors jau ir pilnai ląstelinę mitybą naudoju, nors pilnai gaunu kompleksus vitaminų, mineralų, bet aš praleistas žmogus esu, nes nuo 22 metų praeito šimtmečio mokslininkai nutarė, sveikatos ministerijos įvairių šalių nutarė, kad nereikia vaikam to pirminio mamos pieno, su kuriuo mama perduoda ir įgimtą imunitetą, taip formuojasi jisai mamos iščiuose, bet su pirmais krekenų lašais vaikas gauna įgytą mamos imunitetą. Tai yra mamos apsauga, kuri jau susidūrė su daugybė virusų, su daugybė bakterijų. Įsivaizduokite, kaip anksčiau gimdavo kūdikiai. Gimdavo ir purve, ir tvartuose, ir visur. Gi nebuvo dekretinių atostogų anksčiau. Anksčiau moteris atėjo laikas ją gimdyti ir jinai ten, kur
buvo, ten jinai ir pagimdė, vėliau tik tai atsirado akušerės prižiūrinčios, vėliau atsirado ligoninės ir ką mama iš karto vaikų duodavo, jis gimdavo antisanitarijoje, baisioje aplinkoje, ne? Dažniausiai tai. Net jeigu ir tai buvo jos namai, jos lova, mes žinome apie lovos baltinių higieną, kokia buvo anksčiau ir kokia yra dabar. Tai gyvendami mes pagal šias higienos normas, pagal šiuos higienos supratimus ir standartus, mums net sunku įsivaizduoti, kokio antisanitarijoje gimdavo anksčiau kūdikiai. Ir kaip nekeista, taip, mirtingumas kūdikių buvo didelis, bet išgyvendavo stipriausiai. Kodėl jie išgyvendavo? Nes mama tuo metu, kai tik tai kūdikis gimdavo, pirmom akimirkom duoda savo priešpienį, krekenas vadinamas. Ir vat būtent kompanija sukūrė šiuos transfaktorius, nes tyrinėjo, kaip būtent mamos priešpienis, krekenos, įtakoja kūdikio tolesnį vystymąsi ir jo imuniteto stiprumą ar silpnumą. Tai štai, kai atrado šitą, kad būtent pirminis pienukas, pirminės krekenos kūdikio yra patys svarbiausi dalykai, tai nustatė, iš kur galima gauti, alternatyva kokia, iš ko galima gauti. Taigi, visi mes žinduoliai turime vienodą, būtent ir imuninė sistema panašiai veikia, ir pienas, kuris duodamas ką tik gimusiam jaunikliui, nesvarbu, ar tai žmogaus jauniklis, ar tai kito žinduolio jauniklis, kad būtent šitie pirmieji priešpienio lašai tai yra tolesnio jauniklio augimo garantas, vystymosi garantas. Tai štai ir pradėjo iš krekenų išimti transfer faktorius, kurie perduoda informaciją jau gimusio kūdikio imuniniai sistemai, kaip atrodo virusai, kaip atrodo bakterijos, su kuo jam kovoti. Kaip išlaikyti tą sveikatą, kad kūdikis išgyventų, kad ir antisanitarijoje, apie kurią aš jau truputį kalbėjau. Tai štai, pradėjo iš karvių, krekenų išgauti transfer faktorius, o jie yra ne baltymai, kas yra transfer faktorius? Tai yra polipeptidas. Mes žinom, kad peptidai yra labai trumpi 3, 4, 5, 6 aminų rūgščių kombinacija. Tai polipeptidas yra būtent transfer faktorius. Yra maždaug 40, 45, 50 aminų rūgščių kombinacija, kuri tai ne baltymas, kuri vat būtent negauta buvo daugybei. Net ir man, būnant 60+, aš irgi iš savo mamos šito negavau. Nes mama gimusi 41 metais. O nuo 22 metų jau kūdikių nebežindydavo mamos krekenomis pirmomis paromis. Taip, kad tai, ką praleidau savo pirmom gyvenimo valandom, pirmom gyvenimo dienom, aš dabar turiu galimybę susigrąžinti, atstatyti savo imuninę sistemą iki tos būklės, kad jinai veiktų nepriekaištingai. Tai štai, mes turime Classic, transfer faktorius Classic. Čia vienoje tabletėje yra 200 mg transfer faktorių. Jie mums reikalingi į dieną maždaug 600, reiškia 3 kapsulės čia bus man reikalingos. Ir aš išgersiu jas mėnesio bėgyje. Ir tai darysiu minimum 9 mėnesius, kad atstatyčiau tą organizmo būklę, kuri pati į mano imunitetą susidoros aplamai su viskuo. Dar aš čia turiu trifaktorių, kuris jau gautas iš kiaušinių, o mokslininkai susimąstė, kodėl taip žinduoliai taip iš pienuko, iš mamos krekenų gauna apsaugą, o iš ko gauna tie, kurie ne žinduoliai, kurie iš kiaušinių ritasi. Irgi buvo atliktas tyrimas ir vištytė buvo užkrėsta įvairiausiais virusais, pradeda ebolos, živ ir kokių tik herpes, hepatitas, visokiausiais virusais, nedideliais kiekiais.
Ir paskui ištyrė kiaušinį jos padėtą ir pasirodo, kiaušinyje nieko nėra. Kiaušinyje rado susiformavusi imunitetą šitiem virusam. Taigi, višta pati, organizmas padarė taip, kad jos vaikas, kiaušinis, būtų sveikas ir gyvybingas. Ir štai mane iš karto, kai man pasakė, kad čia gaunama iš kiaušinių trynių, aš prisiminiau vaikystę. Koks skaniausias gėrimas mums būdavo vaikystėje. Ogi, kogal-mogal. Ten būdavo kiaušinių tryniai, mama labai pykdavo, kai mes prisidarydavom tų kogal-mogal, neaišku, kur reikėdavo dėti baltymus. Nes mes trinukus išsimdavom, su cukriuku įsitrindavom, taip. Toliau, čia amerikiečių mokslininkų kurta. Koks pats geriausias gėrimas kalėdų metu? Kada žmogus pats silpniausias yra prieš kalėdas, kai imunitetas nusilpęs. Amerikoje pats populiariausias kalėdinis gėrimas tai yra kiaušinių likeris. O jisai taip pat daromas iš trynių, kogal-mogal, plus spirito įdeda. Taigi vėlgi sugalvota kažkokia tai apsauga ir kad žmogus imunitetas sustiprėtų. Kodėl dabar atsiprašė kiaušinių, sakė, cholesterolis, negeri dalykai, iš kiaušinių nebevalgykit. Dabar visi mokslininkai atsiprašė ir sakė, į sveikatą 2-3 kiaušiniai priklausomai nuo kūno svorio, nuo lyties. Valgykit į sveikatą ir džiaukitės, kad jūsų organizmas priima kiaušinius. Tai pats idealiausias maisto produktas sveikam žmogui, ne tik sveikam. Jeigu mes sirgsime, mums taip pat labai gerai būtų atnešti kažkokiai tai formai kiaušinį ligoniui. Taigi kiaušiniai ne šiaip savo, jie mus gydo. Jose yra informacija. Ta vištytė, kuri buvo užkrėsta virusais ir padėjo sveiką kiaušinį, taigi jinai kaip ir perdavė per tai, kaip ir skiepą. Nes skiepija mus kam? Kad atpažintų mūsų imuninė sistema pagal face control įsiveržėlius. Tai įsivaizduokit, kokį gėrį turi ši kompanija For Life. Gal aš jau daug čia kalbu, gal kai kam nesuprantama kalba kalbu. Ką aš dar čia pasėmiau? Aš pasėmiau dar tokį produktą kaip Super Detoxas, kadangi pradės imunitetas gerai veikti, teisingai veikti ir aišku, bus daug. Jisai kovos, jo killeriai kovos su įsiveržėliais, o jų yra kiekvienam organizme daug, ir bakterijų, ir virusų, ir ypač herpes virusas, tikrai žinau, kad pas mane yra hepatitas A, B gal, C aišku neturiu, bet kepenys mūsų dabar labai greitai pažeidžiamos yra per šiuolaikinį maistą, mūsų kepenys nesusitvarko su ta maisto gausa ir blogo maisto gausa, kokią gauname mes šiuo metu, taip kad jom padėti Super Detoxas, tai yra produktas iš žolelių, čia yra kiaulpienės, čia yra dygmių aliejus, čia yra tokie super produktai, kurie man padės apsaugoti mano kepenis, detoksikuos. O kepenis, kaip mes žinome, tai yra tas organas, kuriame vyksta visi metabolizmo procesai, reiškia kepenyse lipdosi nauji baltymai, tie, kurie reikalingi mūsų organizmui ir siunčiami toliau. Taigi, Super Detox aš pasėmiau. Ką aš čia dar turiu? Aš dar turiu metabolitą. Taip, aš turiu antsvorį, pripažįstu tai. Ir būtent produktas, kuris pagerins man metabolizmo procesą, palengvins virškinimą, skaidymą, čia yra fermentų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume sudėtį, įdomi sudėtis, gana turtinga sudėtis. Na, aš dabar nevardinsiu visko, bet štai tas produktas, kuris palengvins man virškinimo procesą, o tuo pačiu išvesti ir toksinus iš organizmų, tai būtent metabolitas su selenu ir su jodu. Taip pat labai gerai jisai veiks ir imuninę sistemą, ir endokrininę sistemą mano. Ir dar aš turiu produktą kraujotakai pagerinti. Taigi taip pat super maistas čia yra, su vitaminais, su mineralais ir su transfer faktoriais. Taigi šitokius produktus aš turiu, pasiėmiau
Ir štai dar mane pasveikina tapus kompanijos ProLife nariu. Na ir ką, bandysiu šios produktus, atstatysiu savo imunitetą iki tų galių, kokios yra numatytos gamtos. Ir tikiuosi, būsiu sveika, nes ateina peršalimo sezonas ir aš to noriu išvengti. Tai iki kitų susitikimų.